Parodysim, kaip galima pasistatyti pertvarą Knauf medžiagomis. Tam mums prireiks profilių, gipso, savisragių, garso izoliacinės juostos ir slydimo juostos. Pirmiausiai ant UV profilių klijuojame garso izoliacinę juostą. Juostą naudoti būtina. Juosta užsandarina tarpus tarp profilio ir pagrindo. Tai ypač svarbu siekiant, kad pertvara turėtų gerą garso izoliaciją. Juosta taip pat pagerina ir šiluminę izoliaciją. Prieš pradedant, pasižymime profilių tvirtinimo vietą. Tvirtiname profilį prie grindų. Tvirtinimas turi būti standus ir patikimas. Tik tinkamai pritvirtinę profilius gausime standžią ir patikimą pertvarą. Analogiškai pritvirtinamas ir viršutinis profilis. Šiai pertvarai naudojame 0,6 mm storio 75 mm pločio profiliai. Pritvirtinus horizontalius profilius matuojamos vertikalių profilių tvirtinimo vietos. Prie sienos besiglaudžiantis profilis taip pat apklijuojamas garsą izoliuojančią juostą. Atstumas tarp statramsčių priklauso nuo pertvaros aukščio. Kuo pertvara aukštesnė, tuo profiliai statomi tankiau. Šios pertvaros aukštis nesiekia 3 metrų, tad vertikaliems profiliams pasirinktas standartinis 60 cm žingsnis. Statramščiai išlyginami ir su vertikaliais profiliais sutvirtinami specialiomis replėmis. Kad profiliai neišsikraipytų, reikia sekti sujungimo kampą. Sutvirtinus profilius visų perimetrų apklijuojama slydimo juosta. Ji užtikrins konstrukcijos sandarumą ir atskirs vieną konstrukciją nuo kitos. Tai ypač aktualu, kai paviršiai yra skirtingi. Išmatuojame sienos aukštį ir atsipjauname gipso kartono plokštę. Šiai pertvarai naudosime mėlyną plokštę Knauf Blue. Tai ypač tvirta, priešgaisrinė, mechaniniams poveikiams ir drėgmė atspari plokštė. Plokštės prie profilio tvirtinamos specialiais dvipusio sriegio varžtais. Varžtai sukami 25 cm atstumu. Darbus palengvina specialūs įrankiai. Koja prilaikanti plokštę, juostos atpjovimo ašmenys, lyginimo obliukas ir negamyklinės siūlės paruošimo obliukas. Pertvara iš vienos pusės pilnai užsukama plokštėmis. Susukus gipso kartono pirmą sluoksnį, ateina laikas dėti mineralinę vatą. Vatos storis pasirenkamas atsižvelgiant į profilių storį. Vata standžiai turi įsisprausti tarp profilių ir turi užpildyti visą karkasą, nepaliekant nė menkiausio plyšelio. Prieš dedant vatą pertvaroje, galima išvedžioti vamzdyną ar elektros instaliaciją. Vata užtikrina pertvaros garso ir šiluminę izoliaciją. Sumontavus vatą supjaunamos ir pritvirtinamos plokštės. Rekomenduojama, kad pertvaros siūlės vienoje ir kitoje pertvaros pusėje prasilenktų. Tai padeda užtikrinti geresnį pertvaros stabilumą. Norint, kad pertvara būtų stabilesnė ir sulaikytų žymiai daugiau garsą, visada rekomenduojama užsukti antrą sluoksnį. Žinoma, reiktų nepamiršti, kad sumontavus pirmą sluoksnį reikia pilnai glaistyti ne tik tai siūlės, bet ir visą perimetrą pertvaros. Glaistymui naudojame Knauf Uniflot. Šis glaistas lengvai paruošiamas. Glaistas mentele įtepamas į tarpus tarp plokščių bei visų perimetrų. Siekiant užtikrinti gerą garso izoliaciją, visą perimetrą glaistyti būtina. Jis tvirtai ir patikimai suklijuoja plokštės. Glaistas greitai džiūva, o džiūdamas nesitraukia. Glaistui išdžiūvus tvirtinamas antras plokščių sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių. Plokščių tarpai turi persidengti. Plokštes nesunku pritvirtinti, nes net per vidurį jos turi žymėjimą.
Sumontavus antrą gipskartono sluoksnį ateina laikas armavimo. Šiaip pati stipriausia medžiaga yra popierinė armavimo juosta. Stipresnės nėra. Už visus lipnius tinkliukus ir stiklo audinio juosta jinai stipresnė bent 3 kartus. Siūlių tarpai gerai užpildomi glaistu. Tuomet į glaistą įterpiama popierinė juosta. Siūlės dar kartą užglaistomos. Būtina užglaistyti visą perimetrą. Glaistui išdžiūvus, maždaug po poros valandų galima nupjauti slydimo juostą. Taip sukonstruota pertvara pasižymi gera garso izoliacija, puikiomis stiprumo savybėmis, jie atspari mechaniniams poveikiams. Suarmavus gipskartono plokščių siūles ir suglaiščius visų perimetrų mes paruošiame tolimesniems darbams. Sekantis etapas būtų glaistymas, dažymas arba plytelių klijavimas.